Sveiki, šiandien norėčiau papasakoti tokią istoriją, kaip man pavyko sukurti reklamą, kuri veikia jau virš 2 metų ir iki šiol neša stabilias pajamas bei pastovius klientus. Tai konkrečiai tariant, tai ši reklama buvo leista mano mamai ir norėčiau detaliau papasakoti tą istoriją, kaip viskas prasidėjo ir kaip man atėjo mintis iš vis sukurti šią reklamą. Viskas dar prasidėjo daugiau negu prieš 3 metus. Buvo taip, kad buvo gruodžio mėnesis ir mano mama turėjo tokius dovanų kuponus. Ką mano mama daro, tai jinai yra pedikiūro meistrė, dirba su sudėtingom pėdom, sudėtingais atvejais, ten grybeliniam kojom, nežinau kaip dar ten nuospaudos visokios ir dar visokių N terminų, kur jinai pasakoja ir aš nieko ten nesuprantu, ten kaip vaikštanti enciklopedija kojų. Tai žodžiu, kad suprastumėt, vieno kupono kaina dar tais laikais buvo, kai dar prieš infliaciją 50 eurų, tai skaitęs, gan nepigi paslauga. Tai gaunasi, kad 5 kuponus aš pardavęs, šiaip turėčiau sugeneruoti 250 eurų papildomai. Tai aš sugalvojau, mano ten, kiek man tada metų buvo, nežinau, virš 20, gal 21, netėjo nieko geriau galva, kaip eiti tiesiog siūlyti žmonėms, kurie dirba prekybos centruose. Tai konkrečiai pardavėjams. Tai buvo gruodžio mėnesis ir aš kažkaip akcentavau kaip dovaną, kad atseit ar jūs norite procedūros kaip dovanos ir aš praėjau visą cupą, praėjau visą Europą. Nuvažiavau tada į Bigą, aš neturėjau mašinos, aš važiavau su autiku, ta prasme, aš užtrukau realiai visą dieną, tiesiog eidamas ir pardavinėdamas. Ir dabar tiesiog, kaip galvojat, iš 5 kuponų, kiek man pavyko parduoti? Gerai, ilgai netęsim, tai man pavyko parduoti 3 kuponus, kas buvo tikrai neblogai, bet tuo metu aš labai nusiminiau, aš išeinu iš paskutinio prekybos centro ir galvoju, aš pardaviau tik 3 kuponus, man reikia dar 2 kažkaip parduoti, bet aš jau tiesiog neturėjau jėgų ir, tiesiog aš jau iš to prekybos centro galvoju, aš sugalvosiu būdą, kaip pritraukti klientų ir kad, padaryti mamą laimingą. Galvojau, kaip tą padaryti, bet kai aš grįžau, aišku, ten, kad mamai pasakiau, kad aš ten pardaviau 3 kuponus ir man tiesiog kešų, padavė po 5 eurų, tai aš 105 eurų tiesiog namo atnešiau per dieną, tai mama tiesiog buvo nustebus, nes kartais tiesiog tie 3 klientai pas ją būdavo ten per 2 dienas, per 3 dienas, ta prasme tikrai būdavo sunku su klientais. Aš jau ten išėjęs iš to prekybos centro jau galvojau, kaip čia įmanoma pritrauktų klientų ir tada pradėjau domėtis tuo dropshippingu. Aš mačiau, kaip veikia reklama konkrečiai elektroniniai parduotuviai ir aš galvojau, kodėl tai negalima panaudoti paslaugom, pavyzdžiui. Tiesiog paėmiau, pradžiai bandėm kurti su specialistais reklamą, ten bandyti jų kažkaip prašyti, bet jie vis tiek neįdeda tiek širdies, nes tai vis tiek ne jų mama, tai jie tiesiog padaro tą darbą ir, bus, nebus koks skirtumas. Tai visai neblogai veikia ten, bet, pavyzdžiui, po 2 mėnesių sustoja tiesiog. Tai aš galvoju, man reikia pačiam pagalvoti, kaip aš patestuosiu tą reklamą, kaip aš paleisiu. Tai žodžiu, aš pasakiau mamai, ką reikia, kaip sufotkinti, kokiu auditoriju jinai nori. Tai buvo esmė, kad paleidom 3 skirtingas kampanijas. Konkrečiai tariant, tai buvo jaunimui, tai buvo vyrų, nes mama visą laiką kažkaip norėjo, kad ateitų daugiau vyrų, nes dažniausiai pedikiūras galvoja, kad čia moteriškas paslauga, nors iš tikrųjų tai yra ne pedikiūras, o kojų priežiūra, kad jums ten nagai neužaugtų ir neužlinktų ir ten visokie kitokie dalykai neatsirastų blogi ant pėdų. Ir 3 buvo pensininkų. Kaip galvojat, kuri reklama geriausiai pasiteisino? Tai taip, eilinį kartą pensininkai laimėjo ir iš visų šitų pratestavom ir palikom tik pensininkų ir jinai iki šiol eina jau virš 2 metų. Tai dabar aš pabandysiu parodyti, kad vasario mėnesį yra paleista reklama, tai čia dar prieš 2 metus, daugiau virš 2 metų jau. Ir čia nustatytas, kaip matome, maksimum periodas. Tai realiai biudžetas tikrai yra mažas, dieninis biudžetas yra 8 eurai, kad jūs suprastumėt. Klikas kainuoja 12 centų. Matot, kiek išleista, beveik 7,5 tūkstančio iš viso reklamai per tuos virš 2 metų. Ir kiek klikų, jo 53 tūkstančiai paspaudė. Tai žodžiu, tikrai klientų srautas padaugėjo žymiai. Ta prasme, dabar pas ją užrašai yra 2 mėnesius į priekį. Jinai dabar pati galvoja, ką priimt, ką nepriimt, kada priimt. Tai tikrai daug pagerėjo situacija, net nedaug, o žymiai. Tai jau parodyti, ant kiek yra efektyvi iš tikrųjų Facebook reklama net ir dabar.
Ir nesvarbu, ką jūs bedarytumėt, jūs galite nevykdyti elektroninės prekybos. Galbūt jūs esat, sakau, psichologas, masažuotojas, ten, nežinau, korepetitorius, kokio nors dalyko, nežinau, vat, aš irgi, pavyzdžiui, turiu studiją šokių, konkrečiai tariant, baleto, ten mokau moterį šokti, tai irgi aš kaip radau klientus, tiesiog per Facebook reklamą, pasileidau reklamą ir susirinko klientai. Jeigu jūs iki šiol dar nenaudojot Facebook reklamos, tikrai rekomenduoju pasidomėti šiuo įrankiu ir jeigu turite kažkokių klausimų, tai galite drąsiai parašyti, aš atsakau, aišku, ten, jeigu labai jau ten kažką turėsit specifinio, aš tikrai gerbiu savo laiką ir mano laikas daug kainuoja, bet jeigu kažkokie simple klausimai, tai tikrai stengiuosi atsakyti visiems. Tai pabaigai norėčiau pasakyti, kad tiesiog, ką jūs bedarytumėt, jūs tikrai galit tame reikale pritraukti daugiau tiek klientų, tiek užklausų, tiesiog reikia žinoti, kur juos gauti. Jeigu anksčiau reklama skaitydavos, pavyzdžiui, ten kur nors veikdavo efektyviai ant banerių arba ant stotelių, iki šiol, aišku, neveikia, bet dabar didžioji dalis srauto yra kur teisingai Facebook'e arba TikTok'e. Asmeniškai kol kas dar neleidau TikTok'e reklamos, nes iš visų savo 4 metų patirties galiu pasakyti, kad man Facebookas pasiteisino visą laiką. Ta prasme, čia yra geriausias kainos ir kokybės santykis, kai tu gali gauti greitai klientų arba pardavimų. Priklauso, ko tau reikia, tai rekomenduoju, pabandykit, pasižiūrėkit. Dabar informacijos yra tiesiog pilna, tik tais aišku, dabar yra tokia problema, kad per daug tos informacijos yra ir galbūt naujokui sunku atsirinkti, kur čia yra tiesa, kur netiesa. Žiūrėkit į nieką, aš galvoju, darykit tai, kas jūs veža, kas patinka ir pradžiai taip sunku, kai tu sėdi, pavyzdžiui, ten mėnesį, 2 mėnesius be pajamų ir darai tiesiog tai, kas tau patinka, bet patikėkit, jeigu jūs tai įdėsit širdies, kaip sakau, net tos pačios meilės, tai rezultatai ateis su laiku. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį video ir susimatysime kitame video.